Sveiki, čia tinklalaidė su kitokia realybė, kur susitinka tikro žmonių patirtį su psichologijos mokslu. Su jumis sveikinasi aš Rūta. Ir aš Fausta. Šiandieną kalbiname mūsų pašnekovę Dominiką, kuri yra studentė integruotos kūno ir judesio terapijos institute, bei savanoriauja valgymų sutrikimų centre. Ir šiandienos tema kaip tik ir yra valgymo sutrikimai bei kūno somatinė terapija. Nepamirškite prenumeruoti mūsų kanalo ir sužinokite pirmie apie mūsų naujus epizodus. O dabar keliamės į patį pokalbį. Tai Dominyka, labas. Labas. Tai toks pirmas kaip ir klausimas ir kiek žinom, tu esi somatinė terapeutė. Ir kaip atsiradai šitam keliui iš viso, kaip su tuo tu susijusi buvai, ar tapai vėliau kažkaip, kaip viskas prasidėjo? Tai čia jau bus tokia gal šiek tiek ilgesnė istorija. Aha. Tai pirmiausiai gal galiu pirmą papasakoti šiek tiek, kas yra somatinė terapija. Gerai, ir tada jau įvesiu, Labai nes gerai. vis tiek gal šiek tiek klausytojų biški paaiškins. Tai somatinė terapija toks kaip skėtinis terminas labiau, kaip pavyzdžiui pokalbio terapija yra somatinė terapija. O jau po to somatinė terapija yra daug įvairių atšakėlių, kaip įvairios kūno psichoterapijos, ten biodinaminė ar ten bioenerginė. O aš mokausi integruotos kūno ir judesio terapijos institute. Tai vat būtent dėl šito marmalyno aš ir sakau, kad ateitų pas mane į somatinę terapiją, nesakau to viso pavadinimo, bet jeigu sakysiu IBMT, tai aš turiu omeny integruotos kūno ir judesio terapijos institutą. Tai esu ten studentė, jau netrukus baigsiu pradžioje vasaros, tai kaip ir terapeutė dar nesivadinu, sakau, kad esu studentė. Ir mano kelias iki čia buvo toks labai ilgas ir nuobodus ir netikėtas, nes prieš tai Jungtinėje karalystėje mokiausi jungistinės psichoterapijos pagrindus ir atvažiavau į Lietuvą ir kažkaip planavau stoti būtent į tą analitinės psichologijos institutą, būti psichoterapeutė. Ir aš net nežinau, kad egzistuoja toks dalykas kaip somatinė terapija ar kūno terapija ar kažkas panašaus. Girdėjau apie šokio terapiją, bet maždaug tik tiek, nedaugiau. Ir tada aš labai ilgai kentėjau nuo psichosomatinių skausmų. Nugaros, diafragmos, tada dar net nežinau, kad diafragma. Ir dar nuo tada, kai gyvenau Anglijoje, aš ten vaikščiodavau jau, kai apeini visus gydytojus ir sako, kad negali nieko padėti. Nieko neranda, prasideda jau tada akupunktūros, osteopatai, jau pradedėjai ten, kur net netiki, nes jau tiesiog nebeturi kur eit. Ir tada atvažiavau į Lietuvą, pradėjau ten dar organizaciją savo, kur kalbėjom apie gelmių psichologiją, ten buvo dar visas toks etapas. Ir visą tą laiką aš buvau tam ieškojime ir pas savo dabartinę terapeutę atėjau kaip pas kinezoterapeutę, mane parekomendavo tiesiog vienas žmogus. Ir aš atėjau ir aš nesupratau, kas ten vyksta. Ne kinezoterapija, nes aš esu buvus kinezoterapijai. Bet ir ne pokalbio psichoterapija, nes irgi esu buvus. Ir ten tas toks buvo unikalus miksas, aišku, ir mano terapeutės toks biški požiūris unikalus, kurį aš esu perėmus, galėsim dar vėliau šiek tiek aptart. Bet realiai aš pas ją paėjau kokį pusmetį ir aš sakau, tiesiog aš noriu daryti tą, ką tu darai, nes aš matau, kad tik tai veikia. Ir pasakyk, ką man daryti. Ir jinai man tada sako, pradėk nuo šito. Ir aš tada įstojau į tą institutą. Jo, tai toks labai geras. Ratais, kvadratais ir labiau gal iš kančios toks ieškojimas buvo. Ir suradau taip. Jo. Tai būtent dėl to tau ši tema ir yra svarbi tikriausiai. Galimai iš tos pusės jo. Jo, ir dažnai vis tiek dirbi dažnai su tuo, su kuo pats susidūrei, tai nereiškia, kad tik tais klausimais gali padėti, bet vis tiek, manau, yra tas toks didesnis gal pajautimas žmogaus ir kaip tu žinai kiekvieną mintį, kuri būna, kai esi toj situacijai ir panašiai, tai jo, kažkaip toks tas kelias. Jo, ačiū labai už pasidalinimą. Aš pati esu didelė fanė šokio terapijos, kas irgi, ganėtinai iš
po to pačiu skėčiu, kaip sakė, ne, somatinės terapijos. Nes kartais tiesiog antiek įsijungia galva, kad pamirštam visą kūną, ne, o viskas yra sujungta vis tiek. Ir vat paskui, kad tau buvo nugaros skausmai, ten kažkas su diafragma, o galėtum pasidalinti, kasgi už to slėpėsi? Tai čia irgi toks daug sluoksnių tame buvo. Ir visat, kai ateina klientas su psichosomatika kažkokia tokia ilgesnė, aš visat sakau, kad galimai užtruksim, galimai rasim atsakymą, galimai nebeskaudės ir nerasim atsakymą, visaip gali būti. Nes aš netikiu tuo, kad jei skauda ten, tai yra tas. Ta jau generalizacija, aš taip nedirbu, vis tiek žiūriu į kiekvieną žmogų atskirai ir ta istorija gali būti unikali. Bet aš kažkaip savy gal radau, kad iš vis aš maniau, kad man nugarą skauda. Po to, kai pradėjau labiau jaust kūną, supratau, kad ten yra diafragmos spazmai. Ir kai spaudžiasi diafragma, spaudžiasi visi jungiamieji audiniai, pradeda čia skaudėti pečius, gali nugarą skaudėti pilvą. Ir man suspaudžia diafragma, būna dar dabar kartais suspaudžia, bet aš dabar žinau, ką daryti su tuo. Nes aš tada jau suprantu, kad aš kažko neintegruoju emociškai, mano kūnas jau reaguoja. Nes yra ta rūšis žmonių, kurių kūnas pirmiau reaguoja. Jie tokie jau labiau gal psichosomatiniai. Tie vaikai, kur vis atserga ir iš to man tai būdavo vaikystėje visiškai. Man irgi. Tai tokie jautresni kūnai. Tai aš irgi buvau visada iš tos serijos. Ir labai buvo pas mane apie ribų klausimą tai. Apie pasakymą ne ir apie pyktį ir kaltę. Bet gal tas buvo toks momentas. Ir aišku, čia viso gyvenimo kelias tikrai tuos dalykus suprasti, išmokti ir integruoti. Bet aš jau kokius, nežinau, 2-3 metus, sakyčiau, jau, man prieš 3 metus gal jau taip pagerėjo ryškiai, o jau porą metų tikrai nėra taip, kad aš gyvenu su to skausmu, kaip anksčiau gyvendavau. Aš galvoju, kas man jaučiasi, tarkim, kai, pavyzdžiui, pavyzdys, parašiau bakalaurinį, pateikiau, kitą dieną susirgau iš karto. Bet kalbant apie kažkokius tai kūniškus pojūčius, tai dažniausiai širdis būna. Bet čia jau toks tradicinis streso dalykas, kartais atrodo jautiesi laimingas, bet kažkaip permušinėja širdį ir tada pasižiūri, palauk, vakar dirbau 12 valandų ir miegojau 5 valandas. Gal biškį pailsėti reiktų. Kaip tau, Rūta, tu pastebi kažką savo kūne? Labai ir vakar netgi atrodo, čia ramiai viskas einasi, klostosi reikalai, bet tiesiog jaučiau, kaip širdis permušinėja, taip lyg būčiau bėgus. Ir nesuprantu, o ramybės būsenoj buvau. Tai kažką kūnas visada nori pasakyti apie kažkokius jausmus, emocijas. Jo, o šiaip vaikystėje irgi man būdavo, aš negalėdavau eiti į mokyklą, nes man galva skaudėdavo. Ir niekas nerasdavo, siūsdavo mane į sanatorijas, visokias gydyti galvą, kažką, tai niekas nieko nerasdavo. Pasigydė galvą, Rūta. Ir niekas nieko nerasdavo, važinėdavo šitas sanatorijas ir tiesiog vėliau galų gale pati atradau, kad man čia yra tiesiog psichologiniai dalykai. Jo. Aš dar vieną noriu pridėti dalyką, kalbėjom apie klubus ir tarkim moteriams daug kas kaupėsi klubuose, klubų sferoje ir sakiau, kad reikia išsitverkinti. Jo, čia prieš podcastą buvo momentas. Išsikratyti kažkaip. Jo, bet čia moteriams, kiek domėjausi, yra specifinė tokia kažkokia zona, kur kaupėsi emocijos, daug emocijų. Esu buvusi šokio terapijai, kur buvo naudojamas būtent kratymosi metodas toksai. Tai tiesiog reikėjo kratytis, purtytis, nes taip mes išleidžiam viską iš kūno, visą blogą energiją. Tarsi tai labai įdomi patirtis, beje, siūlau pabandyti. Purtimasis, jo. Aš galiu šiek tiek atliepti, nes daug tokių momentų visai įdomių išgirdau. Jo, tai apie tą, žinai, sakai, kad parašy ir susirgai. Jo. Tai su tais sirgimais irgi būna įdomiai, nes mano terapeutė visat sako, taip, kūnas neša tai, ko psichika nepaneša. Tai tas momentas ir dažnai tie sirgimai
yra toks mūsų būdas sveikt ir tas emocijas, tą visą stresą suintegruot. Tai kartais tas, apskritai sirgimo ta būsena yra sveikimo būsena, iš kitos pusės taip žiūrint. Tai dažnai būna sergam ir galvojam, kad čia yra ta problema, bet iš tikrųjų čia mūsų kūnas tvarkosi su kažkokia tais problema. Taip. Tai dar mūsų tas požiūris į tas ligas irgi toks biški, tarsi jos yra demonai, mums nuo jų reikia apsisaugoti, va tas toksai. O labiau gal aš kviečiu tada žiūrėti žmonės į tą, kad ką bando pasakyti ta liga. Būtent. Ir nuo ko jinai mus gydo. Nes vis tiek tai yra tam tikras organizmo būdas išgyventi ir apeit kažkokį dalyką, kuris nepavyksta. Ieško kažkokiu būdu apeit situaciją. Tai vat jo, tą labai kažkaip norėjau atliepti. Labai įdomiai pasakė, liga gydo. Iš tikrųjų net nepagalvojom, kad taip gali būti. Taip, sustabdo nuo kažko. Jo, apsaugo tam tikrą prasme irgi. Nes, ką norėjau sakyti, yra tas pasakymas, jeigu nepasirinksi tu pati poilsio dienos, tada kūnas parinks už tave. Ir tada jau nieko negalėsi padaryti. Gali pačiu netinkamiausiu metu parinkti tą poilsį. Tai yra dažniausiai liga kokia nors. Faktas, jo. Ir dar šiek tiek apie tos klubus visai. Jo, įdomu, ką tu galvoji. Kaip ir taip, kad pas moteris ten tikrai daugiau visko sėdi negu pas vyrus, bet tikrai nesakyčiau, kad tik klubuose. Čia, nes būna labai dažnai eidavau jogą ir tas klasikinis padarom klubams, nes ten visos emocijos ir mes dabar viską paleisim. Aš matau, kad visur tos emocijos, nesvarbu ar čia klubas, ar, nežinau, petys, ar akis, visur kūne viskas veikia. O tie klubai galbūt moteriams, vis tiek, ten mes turim gimdą. Visus tos organus ir apskritai visa ta zona yra apie tai. Ir turint omeny mūsų visą istorinę praeitį, kaip moterų giminės, tai daug dalykų tikrai ten sėdi. Ir, aišku, čia tada ir prisideda tie kolektyviniai momentai. Ar kai dirbi su žmogum arba su savim žiūri tik į tą asmeninį lygmenį, ar tu turi omeny ir tą tokį kolektyvinį visą didesnį dalyką. Tai aš kažkaip visą bandau dar šone prisiminti tą kolektyvinį. Nes vis tiek mes kaip moteris ir iki dabar tikrai nešiojam daug visko ir dar kovojam už tas teisės. Ir čia nėra tik tai tos žmogaus teisės paviršinės arba visi finansiniai momentai, bet taip pat ir seksualinės visokios prievartos ir panašiai. Galim pasižiūrėti, pasigalvoti, kaip prieš 200 metų mūsų močiutės gyveno ir koks jų požiūris buvo ten į santuoką ir vyrus ir save pačią. Ir vis tiek visos tos patirtys mumise. Ir kažkaip, kai tu pasakai apie tuos klubus, man būtent tas visas kolektyvinis lygmuo labai išlindo. Taip, čia nėra joks... Kartais tie kolektyvinės traumos skamba kaip šarlatanizmai, bet čia nieko nėra, čia yra mokslo pagristas dalykas. Tarkim, pasižiūrėjus į mūsų Lietuvos istoriją irgi Gailienė, labai garsi psichologė, yra parašiusi knygą, ką jie su mumis padarė, būtent apie tą sovietinį, nacistinį laikotarpį ir kaip tai persiduoda iš kartos į kartą ir mes vis dar išgyvenam tas visas trėmimų pasiekmes, partizaninį karą, sovietinę stagnaciją, kaip tai persisunkia iš kartos į kartą, persiduoda ir yra mūsų vis dar visuomenės dalis ir mes gyjam vis dar. Mes vis dar gyjam, mūsų amžiaus žmonės vis dar gyja. Ir ta baimė tarsi iš tų senų laikų įrašyta į mūsų kūną, dėl ko mes tarsi reaguojam kažkaip kitaip arba ir per auklėjimą tas pats atsispindi viskas. Jo, kūnas mena viską. Taip. O šiaip grįžtant ir pradedant apie valgymo sutrikimus kalbant būtent, tai kaip tu tame pati atsiradai šitam kely? Žinau, kad mes vis tiek kalbėdamas sakysim valgymo sutrikimai, nes taip visi sako, aš gal labiau mėgstu sakyti sutrikęs valgymas, nes vis tiek su diagnozėm nedirbu, nematau tame daug prasmės, labiau dirbu gal fenomenologiškai ir visada noriu, kad į mane taip žiūrėtų mano kažkoks terapeutas arba ten
nežinau, mentorius ir susidomėjau sutrikusiu valgymu realiai irgi iš asmeninės patirties ir manau, čia tikrai nėra mano patirtis unikali. Aš sakyčiau, unikali yra ta patirtis, kur nėra to sutrikusio valgymo ar iškreipto kūno vaizdo, nes dabar mūsų visuomeniai yra tikrai labai mažuma, jeigu yra iš vis tokių žmonių, kurio kūno vaizdas nėra iškreiptas kažkoks, vien turint omeny, kokią mes visuomeniai gyvenam. Ir jo, irgi buvo gana ilgas kelias ir galiausiai turbūt tą paskutinį tašką ir uždėjo irgi kūno terapija, nors jau buvau tikrai, buvau kaip ir išsisprendus jau visą šitą reikalą, net iki prasidedant tiems kūno skausmams, su pokalbio terapijom ir panašiai. Bet kūno terapija tada man parodė, kad vis tik ne, yra dar tų momentų, kur aš bandau apeidinėti, kur kažkaip tą kūno vaizdą iškreipiu, arba būnu savim nepatenkinta, arba bandau ten tą mylą kažkokį praleisti, kur aš net nepastebėdavau. Bet kai pradėjau to kūno klausyti, tai visai pasimatė visi kiti lygmenys. Ir natūraliai man ta tema ir yra įdomi ir ypač dėl to, kad apie valgymo sutrikimus kūno terapeutai nelabai ir šneka. Tai man tas labai pasirodė keista ir galvoju, nu gerai, aš galiu pabūti tą terapeutę, kuri taip daro. Jo, tai labai įdomu, tai kaipgi kūno terapija veikia žmonės su sutrikusiu valgymu? Jo, gal pirmą pabandysiu papasakot mindsetą to sutrikusio valgymo, kad būtų biškiai aiškiau. Vis tiek žmogus, kuris turi ten sutrikusį valgymą arba iškreiptą kūno vaizdą, tai yra mato savo kūną ne tokį, koks jis yra realybėj. Mes turbūt, spoiler alert, visi matom kažkaip ne taip, tiesiog taip yra, viskas priklauso nuo mūsų emocijų, būsenos ir panašiai. Bet būtent žiūrint į žmogų, kur jau tas atskirimas nuo kūno yra tikrai gana didelis, tai jis mato kūną kaip objektą. Tai yra atskiras kažkoks daiktas, kurį aš galiu keisti, valdyti, ten jam aiškinti, kažkaip jį ploninti, didinti, kaip kokią molio figūrėlę, ten tampyti ir keisti ir viskas su to, nes aš ir jau tapatinamas. Iš kartos aš yra tas protas, o jau kūnas yra ten žemai kažkoks dalykas ir jau kai ta atskirtis būna dar didesnė, tai jau tada kūnas visiška našta tampa, jau jis matomas kaip priešas, visiškai ne kaip kažkoks ally, su kuriuo tu kartu eini per tą gyvenimą. Ir kūno terapija ir yra iš esmės, kūno terapija naudoja tą ryšį tarp kūno ir proto ir bando sujungti tuos du, kad viskas eitų taip kartu, vienas su kitu eitų, atsispindėtų taip. O kai su valgymo sutrikimais ateina žmogus, tai tada mes mokom jį patirti kūną iš vidaus. Tai somatinė terapija yra žodis soma, tai soma yra tai, kaip mes kūną patiriam iš vidaus, kaip aš jį jaučiu čia ir dabar. Ir ta soma gali keistis, ateina viena mintis ir soma gali pasikeisti. Jis toks yra gyvas, pastoviai besikeičiantis subjektas, noriu sakyti, ne objektas, nes aš jau esu tas kūnas. Nes jeigu aš jau jaučiu tą pojūtį, tai aš jau nesu atskirai, aš jau esu tame pojūtyje. Ir kažkaip bandau įvesti į tą kūno patyrimą čia ir dabar. Vietoj to, kad jis būtų kaip atskiras kažkoks objektas, kad jis būtų tas čia ir dabar kvėpuojantis gyvas subjektas, su kuriuo aš galiu naudotis ir kalbėti ir gestikuliuoju dabar, kažkaip tas gyvumas toks somas man girdisi. Bet yra tas momentas, kad nesinori eiti somo, nes ten labai daug skausmo. Ir tada terapijoje ir dirbam su to, kiek tavo nervų sistema gali pakelti tos saugaus buvimo kūne ir tada jau išmetinėt pradeda ir kažkaip vis didinam tą toleranciją. Nežinau, ar suprantamai paaiškinu. Man tai labai, aš labai jaučiu, ką tu šneki, nes pačiai teko susidurti, aš irgi esu į valgymo sutrikimų centrą vasaroje kažkada važiavus bandyti, kad mane paguldytų ar kažkas sako, ne, tau nėra, nes aš turiu Krono ligą, kuri susijusi su valgymu, pykinimais, visokiais nepriėmimu savęs irgi iš dalies, tai jo ir niekas manęs neguldė.
aišku, nes jų nebuvo. Aš pati išsigalvodavau, ieškodavau tokių ligų. Bet labai suprantu, ką reiškia, nes ganėtinai panašu yra su tuo valgymu susiję labai ta Krono liga. Tai ir apskritai, tu minėjai, tarsi tas kūnas kaip antraeilis dalykas tampa, mes nesusijungiam su juo. Tai labai labai atrodo, ta terapija turėtų padėti susijungti su tuo kūnu. Kad jis nebebūtų kažkoks tai dalykas, kuris eina iš paskos tarsi. Turime rūpintis ir kūnu, tai jo labai labai gera mintis. Taip, tai nežinau, Fausta, turi kažką pridurti dar ar? Aš tai tiesiog klausaus ir linksiu. Aha. Tai galime įti toliau tiesiog. Tai iš tikrųjų norėjom tavęs irgi paklausti, su kokiais, nežinau, kaip čia. Mes kalbėjome apie tus kultūrinius ir visuomenės standartus šiek tiek, tai kaip jie veikia kūno suvokimą ir valgymo sutrikimų atsiradimą. Čia labai plati tema, realiai atskirą podcastą, vien šitam galima būtų daryti. Taip. Ir tokia, žinot, kai sako, kas ir tavo pet peeve, tai va čia šitie dalykai yra mano pet peeve'as. Ir gal šiaip galvoju, kaip suskirsti. Tai gal galim žiūrėti pirmai tą visą dietų kultūrą, tai visas tas momentas, tada yra tas kūno vaizdo, tas body image visas momentas ir dar tas yra, aišku, iškreiptas fizinio aktyvumo suvokimas. Tai aš kažkaip matau tais tokiais 3 dideliais gabalais. Tai jeigu mes žiūrim į tą dietų kultūrą, tai mes panašaus amžiaus spėjau maždaug. Tai mes visos neužaugom prie tų kosmopolitanų, kur kiekvieną savaitę, panelės, kur kiekvieną savaitę po naują dietą. Ir iš karto ten, net dabar atsimenu visokias nuotraukas ir ten metras ant to pilvo nuotraukyti ir tokias visokias reklamos. Tai mes jau augom su tuo. Aš atsimenu, aš tą kosmopolitaną vogdavau skaityti, kai man kokie 8 buvo. Tai čia jau tas toks šoninis momentas, bet kiek dar aišku yra tų momentų, kur mūsų mamos tų dietų laikydavosi ištisai. Ir nesakau, kad visos, bet tikrai dauguma, didelė dalis. Per televizorių mes tą girdėdavom. Po to ta dietų kultūra šiek tiek pradėjo morfuoti, ką mes dabar girdim, ne? Kas yra sveika tipo ir kas nesveika. Tai jau tada iš karto kažkoks maistas yra sveikas ir nesveikas. Jo kažkoks gal fiziologiškai yra ir nesveikesnis, bet ar tu sveikas būsi, jeigu tu ribosi save nuo to maisto, tai čia irgi tas toks kitas momentas. Tai dabar ta dietų kultūra kažkaip pasikeitė ir persiformavo į tokį fake sveikuoliškumo tokį momentą, kur irgi kūno sveikata yra taip išaukštinama, kur maždaug tu ten detoksus darykis, kad tavo kūnas būtų sveikas, valgyk ten tik vaisius, jau ten tos visos Rotilford dietos, žodžiu, tiesiog tragedija. Ir tos dietos net nevadinamos dietomis, čia tipo mitybos būdas. Ir tas kūnas taip išaukštinamas, maždaug saugok tu tą kūną, jo rūpinkis ir gaunasi obsesija kūnui. Bet obsesijos gal nebūtų, jeigu mes jaustumėm tą kūną. Tai čia gaunasi tokia kaip kompensacija tada. Tai visas tas dietų momentas, aš net nekalbu apie etiketės parduotuvėse, ne, kur ten organic būtinai turi būti, arba ten vegan būtinai turi būti, kur pats veganas gal nevalgys to dalyko, nes tiesiog tai visas tas maisto momentas yra labai didelis, tada kūno vaizdo. Tai mes visi įsivaizduojam, kad yra kažkoks vienas visuomenės kūno vaizdo standartas, nes jį mums pateikė, ne? Tai kad ten kažkoks plonas liemuo, ne, ten tam tikri kažkokie klubai, ten vyras turi būti kažkiek pasportavęs, mes visi turim kažkokį tokį suvokimą, kai aš pasakau. Ir tas suvokimas vis tiek einant dešimtmečiams keičiasi pas mus visuomeniai. Dabar mes esam ties to pointu, kur tas įsivaizdavimas yra iš vis netikras, nes tokio turbūt fiziologiškai žmogaus net nėra, kokį mes įsivaizduojam. Ką mes matom, einam gatvę, mes matom visokius plakatus, pastoviai įvairūs kūno vaizdo
vaizdiniai mūsų atakuoja. Tiesiog ištisai įsijungiam televizorių, reklama, to nebet lažybų, bet ten moteris kažkokia, ne? Ten reklama pomidorų, vėl kažkoks kūnas ir naudoja tą kūną kaip kažkokį produktą. Ir automatiškai mes turim belė kiek tų vaizdinių savo galvoje ir mes tą žiūrim į savo kūną ir jau pradeda lietis. Mes jau pradedam nebesuvokti, kas yra iš tikro. Visur yra veidrodžiai, mes visur žiūrim į save tuose veidrodžiuose, nepasižiūrim į tą kūną, kaip jis atrodo. Ir dar tas momentas, kad pas mus kultūroje yra kažkaip normalu komentuoti kitų kūnus, čia man irgi toks nesuprantamas, kur oi, tu priaugai svorio, arba oi, tu numetė, kaip puikiai atrodai, tai tada reiškia, kad blogai atrodė, kai turėjo daugiau to svorio. Nu toks, aš bet kokį komentavimą kūno matau kaip tiesiog didelį ne. Kūnas yra kūnas ir jis gražus, jeigu jis yra sveikas ir net jeigu nesveikas, vis tiek jis yra kūnas toks, koks yra ir čia tik to žmogaus, kurio kūnas reikalas. Gali tu pakomentuoti tą rūbą, jeigu nori, vis tiek, nu čia jau gal labiau skonio dalykas, bet kūno nepakeisi. Ir vis tiek mes gyvenam to iliuzijų, kad galim kūną keisti, nes mes dar esam ir tam visam etape, kur plastinės operacijos yra labai on the rise ir čia normalus labai dalykas. Lietuvoje gal mažiau, bet labiau į vakarus, tai ten jau, oi, kas darosi, ten jau lūpas prisipūs, čia jau nėra big thing, čia yra tiesiog dalykas, kaip blakstienų tušu pasidažyti. Ir tokia mūsų kultūra, bet mes turim biški suprast, kur yra realybė ir kur yra ta iliuzija. Ir kaip mes susikuriam tą iliuziją su tais visais papildomais dalykais ir kaip gyvenam tą iliuziją ir nesuprantam to. Ir tada trečias momentas, tas fizinis aktyvumas, tai irgi toks biškelį mano pet peeve, kur taip yra ten mokslinių tyrimų, kiek mes turim ten sportuoti, kad būtumėm sveiki ir bla 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 ir panašiai, bet niekur negirdėjau, kad sakytų gerai pasitikrink, ko kūnas nori, ne? Ne, mes labiau taip aš eisiu į salę, tas 3 dienas per savaitę, arba taip aš bėgiosiu, ten, nežinau, eisiu į pilatesą, viską žiauriai darysiu ir tada aš dar dirbsiu ten 8 valandas, ofise sėdėsiu ir ta vakare aš ten nubėgsiu 10 kilometrų ir tada klausimai, kodėl kūnas mėto erorus, ne? Tai tas ir fizinio aktyvumo, žinai, suvokimas toks iškreiptas, nu, labai iškreiptas, jis nėra apie tai dabar visuomeniai, kad daryti kas smagu, kas smalsu, galbūt kas kūnui malonu, gal kūnui labiau patinka šokti arba pasivaikščioti ten kas pusvalandį, negu kad vakare daryti labai daug kažko. Labiau yra apie tai, kaip mes tą kūną galim pakeisti, nu vėl grįžtam į tą patį kūnas kaip objektas ir jo, kaip mes jį galim pakeisti, kaip mes galim jį sveikatinti, bet čia nėra agentas sveikas sveikatinimas, čia yra labiau apie tą iliuziją, kur aš tiesiog kontroliuoju tai ir man patinka turėti kontrolę tame. Jo, tai daug prijepinau, nes tikrai šitą temą mane labai užveda. Jo, tai matau. Bet gal turėsit ką pridėti, nes vis tiek tikrai visko neapkalbėjau, čia gal tokius pagrindinius momentus paminėjau. Jo, mes apie tą body positivity labai daug iš tikrųjų. Ir aš norėjau paklausti tokio nesusijusio klausimo, bet kaip tu vertini tų žmonės, kurie tiek yra nusiteikę keisti savo kūną, kad bėgioja kiekvieną dieną, sportuoja kiekvieną dieną ten absoliučiai kelis metus ir panašiai. Tai ar čia yra, kur yra sveikas ryšys su savo kūnu ir kur jau yra perdėtas tas sportavimas, nevalgymas, tarkim, arba valgymas kaip tik? Kur ta riba, ne? Taip, kur tos ribos? Pas visus ta riba yra skirtinga ir viskas tikrai priklauso nuo intencijos. Bet tam pirmam atveju, kur paskui, tarkim, bėgioja ir žiauriai nori keisti kūną ir daug sportuoja. Taip. Tai jeigu pas mane ateitų, aš klausčiau, ką tu nori keisti ir negali atsakyti kūną, nes čia ne apie kūną tikriausiai. Tai ką tu iš tikrųjų nori savį pakeisti ir ką tu bandai pakeisti su tuo kūno keitimu. Nes netikiu, kad čia apie kūną tikrai. Dažniausiai tiesiog nebūna. Bet aš irgi taip galvoju. Kūnas toks suemocintas dalykas yra, kartais netgi nedraugausiu su tuo žmogum, nes jisai, tarkim, man nepatinka, kaip jisai atrodo, nes jisai per storas, tarkim. Būna tikrai tokių, esu girdėjusių žmonių atveju, ypač vaikystėje. Šiaip, mano irgi vaikystėje
kūno požiūris buvo ganėtinai iškreiptas, bet ačiū Dievui neišėjo nenuėjo į kažkokius nukrypimus sutrikusio valgymo, nes aš augau, mokiausi, lankiau būrelius tarp labai labai plonų merginų ir mergaičių. Labai daug plonų mergaičių buvo mano tarpe, o aš buvau normalaus sudėjimo. Tiesiog normalaus sudėjimo, ten žinant, būna tokie papusti žandukai, gal čiut mini pilvukas vaikystėje, aš tokia buvau. Ir aš galvojau, kad aš esu stora. Ir mane vadindavo kartais netgi stora, nes jos lygindavo su savim. Ir jos nebuvo mačiusios, kas iš tikrųjų yra galbūt nutukęs žmogus ar panašiai. Nors irgi tas nutukimas kartais, tiesiog tokia žmogaus kūno metabolizmas ir taip susidėsto, pasiskirsto raumenis, pasiskirsto riebalinis sluoksnis ir yra tų įvairiausių kūno formų, bet irgi kaip priklauso nuo kur tu augai. Ir aš nemačiau tokių kitokių pavyzdžių, kitokių kūno formų ir aš galvojau, kad aš irgi čia kažkas su manim blogai yra. Ir tas tada pradedi dėl kitų žmonių keistas. Ne dėl savęs, ne dėl savo kūno. Kūno pradedi keisti ne dėl savęs. Nors aplamai neturėtų tai būti pagrindinis tikslas, apie ką ir Dominyka dabar kalba, bet tai dažniausiai būna patenkinti kitų norus, aišku, visokie ten šitie insecurities, nepasitikėjimas savimi, ypač paauglystėje, nes valgymo sutrikimai dažniausiai ir prasideda paauglystėje, jeigu neklystu, tiesa, ir dažniausiai tarp merginų. Taip, žymiai didesnis procentas, dabar nepasakysiu kiek, bet ten kosminis, gal man atrodo virš 7%, jei neklystu, kažkas tokio yra merginų. Jo. Nors dabar daugėja tyrimų tyriančių vyrus, vaikinus, nes šiaip ir buvo to laikomasi požiūrio, kad valgymo sutrikimai yra labiau moteriškas dalykas, moterims sutinkantis dalykas, sutrikimas. Ir tiesiog, ir iš tiesų buvo vien tik moteris ir tyriamos ir ten įrankiai padedantis nustatyti sutrikimą irgi buvo pritaikyti labiau moterims, bet dabar daugėja tyrimų vyrams ir kažkaip vyrams tai pasireiškia labiau per tą bodybuilding, per raumeningumą visą. Jo. Bet vis tiek tai yra kontrolė. Valgymo sutrikime atsiranda ta kontrolė, proto kontrolė, norinti kontroliuoti kūną, ten tarkim atsiranda noras tuo pačiu metu sportuoti, jeigu praleidi, būna, ta prasme, tada nubaudi save, dar mažiau gausi valgyti, nors ir šiaip riboji savo maistą. Ir kaip pastebėti aplamai, kad prasideda valgymo sutrikimas ir ypač iš šono žiūrint artimiesiems, nes dažniausiai pats žmogus nesupranta to, nes tokia žmogus vos ne iliuzijoje gyvena savo galvoje, tai atsiranda iškreiptas kūno matymas ir panašiai. Ir dažniausiai padeda kitų žmonių pastebėjimas. Bet kaip pastebėti, kad žmogus turi valgymo sutrikimą? Jo, čia irgi yra tas momentas. Man tai, pavyzdžiui, visiškai aš negirdėjau, ką kiti sakė, bet ir dažnai tai būna. Tiesiog per vieną ausį ateina, išeina, išgirsti tada, kai tau jau atsibosta viskas, tiesiog jau kai nebegali tame būti. Su priklausomybėm lygiai ta pati istorija būna. Norėjau sakyti, kad su alkoholizmu tas pats. Iš tos pačios serijos aš gal nedėčiau į tą patį bliūdą valgymo sutrikimus su priklausomybėm. Aišku, labai labai skirtingi veikimo modeliai, bet man jie yra artimesniam bliūdė, pavyzdžiui, žiūrint į kitus kažkokius ten psichologinius kažkokius sunkumus. Tai dabar tu klausi, kaip kitą pastebėti, ne? Kad jisai straglina jau kažkur ties tuo. Tai, aišku, tie labai matomi svorio pakitimai, ne? Arba labai numeta, ar labai priauga, arba numeta ir priauga, ir numeta ir priauga. Ta preokupacija maistu labai didelė. Tai
tas žmogus gali nevalgyti, bet jis gali rilsus visą laiką žiūrėti ten apie maisto gaminimą arba gaminti kitiems ir pats nevalgyti, pirkti kulinarinius žurnalus ir jau čia tipo naujas hobis, bet jis tiesiog bando taip kompensuoti tai, kad jis tiesiog į save to neįdeda ir pasidaro įdomu tie visokie išoriniai tokie atvaizdai. Yra aišku tas momentas sporto. Žmogus gali neišsimiegoti, blogai jaustis, jis vis tiek eina sportuoti, nes, jo tokia disciplina, jam taip reikia. Jeigu persivalgo, galima pastebėti, kad sportuoja po to žymiai daugiau arba kitą dieną nevalgo. Po maisto gali į tualetą bėgioti, vemti, pavyzdžiui. Tai daug tokių, bet iš šono jau tie ženklai pasistebi žymiai vėliau, kai jau tikrai įsivažiavę viskas. Žmogus, aišku, ten gali dar pradžioj pats nesupranta ir dalinasi tą visą dietinę kultūrą, ten pasakoja apie savo kūno vaizdą, ten štoks storas, bla bla bla, tai čia jau gal yra tie pirmieji ženklai. Po to jau žmogus pradeda slėpti dažniausiai. Ir jau kai pradeda slėpti, yra jau tada tie tokie didesni gal, apie kuriuos kalbėjau. Tikriausiai melavimas eina labai toks irgi. Gynyba, kaip pasakai. Ir tas pasakymas irgi turi būti tada kažkoks toks jautrus. Ir mes turim gal paleisti tą tokį lūkestį, kad išgirs žmogus, nes tikriausiai neišgirs, tai su tuo galima eiti. Tai jeigu tu eini su lūkesčiu, kad tikriausiai neišgirs, tai tada tu nori sukonektinti, emociškai kažkaip tą žmogų pasiekti. Jam tą galbūt duot palaikymą, kad aš matau, kad tau sunku, gal tu gali pasidalinti apie ką tai, kodėl taip, gal aš galiu paklausyti, pabūti su tavim, o ne, man atrodo, tau yra žiauriai blogai čia su valgymu, žinok, važiuojam į valgymo sutrikimų centrą. Tai tikrai kažkaip geriau gal bandyti suprasti ir iš tikrųjų suprasti, nes mes galvojam, kad mes suprantam, bet mes dažniausiai nesuprantam ir tiesiog užmetam savo, kaip turi būti. Tada žmogui kyla gynyba ir dar sunkiau gali būti prieiti prie jo po to. Nežinau, kaip jūs galvojate, aš taip daryčiau, bet... Vienareikšmiškai tas toks, neakivaizdus sakymas, bet labiau to suteikti erdvę yra svarbu žmogui, bet to pačiu ir parodyti, kad, jeigu reikia, aš esu šalia. Ir jo, trunka, kol žmogus pats supranta, kad kažkas yra ne taip. Ir dažniausiai, jeigu žmogus nesupranta, tai dažniausiai per prievartą neišeis gydyti žmogaus, jisai turi pats tai suprast, bet manau, tas rūpinimasis padės suprast žmogui su sutrikusiu valgymu, kad gal iš tiesų kažkas ne taip yra. Kaip tu, Rūta, galvoji? Aš dabar taip prisiminiau, kad net pažįstu kūdžiausius žmonės, kai kuriuos, ir jie galvoja, kad jie stori. Bet kaip ir tu sakei pati apie savo ryšį tuo metinį su savim, su savo kūnu. Tai man irgi ilgą laiką buvo taip, kad aš, ta prasme, kaip pas moterį yra gimda ir automatiškai turim tą pilvuką tokį, tai galvojau, ne, čia reikia sportuoti, viską daryti, kad tik... Ir tu sportuoji ir tu žiūri, kad tau niekas nepadeda, nes tu tiesiog anatomiškai toks esi, nes tu esi moteris. Tai čia irgi turi labai daug suprasti apie savo kūną ir irgi prieš kažkokius veiksmus darydamas visų pirma. Tai... Tas pats ir vyrams, kartais kiti vyrai turi ten krūtinės tokias truputį labiau su didesnėm riebaliniam liaukom irgi, nes ten hormoniniai dalykai prasideda, bet vis tiek bando kažką ten įrodyti kitiems. Nors sako, kad savo bandau įrodyti, patvarkyti savo kūną, bet ne apie tai yra gyvenimas žmogaus, ne apie kūną. Kūnas yra tik priemonė gyventi gyvenimą ir gerą gyvenimą, pasiekti tikslus. Ir sakai, kūnas tik priemonė, aš gal dar pataisyčiau vienintelę priemonę, mes kitos priemonės neturim, mes tik kūną turim. Mes viską per kūną darom. Ja. Mes matom vieną kitą, kalbamės, mastom, viską darom per kūną, jaučiam per kūną. Ir ta iliuzija, kad mes ne per kūną kažką galim padaryti, tai ir lieka iliuzija.
Ir va tas, žinai, dėmesys kūnui tada ir kompensuoja tą turbūt per kitą pusę tiesiog. Ir labai skaudžiai. Jo, ir kokie mes turėtume iš tikrųjų kaip tik jausti dėkingumą, nes tas kūnas mus kiekvieną dieną nešioja, nuneša į darbą, nuneša pavalgyti, išsiveda pasivaikščioti, būtent jisai tai daro. Iš esmės, mes tik duodam kažkokį signalą kūnui, kad reikėtų gal kažką daryti, eiti, būtent kažkokį veiksmą atlikti, bet būtent jis viską ir padaro. Galų galia mes ir esam kūnas. Taip. Kaip manai, kokia somatinė terapija, kaip skiriasi nuo kitų terapijos metodų, pavyzdžiui, kognityvinės terapijos? Radikaliai. Radikaliai. Aha. Tai pradedam nuo to, kad, pavyzdžiui, kognityvinė ar bet kokia kita pokalbio terapija, jau jos vyksta tik per pokalbį, ne? Somatinė terapija vyksta per kūną. Ir taip pokalbis yra naudojamas, nepabėgsim nuo pokalbio, bet tikslas ir tas dėmesys vis tiek išlieka kūne. Tai pavyzdžiui, nežinau, galiu lyginti, kai eidavau pas savo ten psichoterapeutę pokalbio, eidavau pas egzistencialistę, iš esmės aš tarp tų gelmių psichoterapeutų, ten egzistencializmas, geštaltas, jungistai, nematau didelio skirtumo. Ir viskas yra puikus tom paradigmom. Ketas gal šiek tiek yra kitoks, jis turi tą kitokį metodą ir tas ilgis skiriasi ir tikslai dažniausiai būna skirtingi. Tai aš gal somatinę terapiją matau kaip tų gelmių psichoterapijų atspindį, bet būtent per kūną ir aišku yra skirtingų tų somatinių terapijų. Tai dar to aišku nepamirškim, vis tiek aš iš to savo varpelio IBMT skambina, bet esu buvus ir kitų paradigmų, iš esmės esmė yra ta pati. Ir ką reiškia, kad mes naudojam kūną? Tai visų pirma, aš terapeutė, mano pirmas įrankis yra kūnas ir aš esu apie tai sąmoninga. Nes kiti terapeutai, tam pavyzdžiui, pokalbio terapijai, jie neskaito turbūt savo pagrindinio įrankio kaip kūno, nors jis toks yra. Mes kaip ir kalbėjome, mes viską per kūną darom. Tai va čia yra tas mano pats pirmas ir pagrindinis momentas, kai būnu terapijai su klientu. Seku savo pojūčius kaip terapeutės. Ir aš tada maždaug žinau, kas vyksta pas žmogų. Aš tada galiu atliepti, atspindėti, pasižiūrėti. Aš seku kito kūną ir kūno terapijai, jinai šiek tiek, aš manau, pranešesnė už pokalbę ties šitų vienu momentu. Tai kad neapgausi niekaip su kūnu, jis nemeluoja. Man gali žmogus sakyti vienai, aš matau, kad jo kūnas sako visiškai priešingai. Ir aš dabar žinau, kokia yra ta tiesa. Ir mes tada bandom kažkaip tą tiesą rasti, priimti, pamatyti. Tai čia jau tie gal tolimesni etapai. Mes galim naudoti prisilietimą, kas yra visiškai tabu pokalbio psichoterapijai. Ir mes jį ir naudojam. Labai labai gilus įrankis yra prisilietimas. Naudojam judesį. Tai gal kažkokių ten šokio terapijos momentų. Pas mus IBMT yra labai didelė autentiško judesio praktika, kur žmogus tiesiog juda, kaip jam judasi tyloje. Ir yra stebėtojas, liudytojas ir po to pasikalba judėtojas su liudytoju. Ir atrodo apie nieką tai pusiau, bet iš tikrųjų, kiek aš dirbu, tai būna giliausios sesijos dažniausiai, būtent autentiško judėjimo. Ir aišku, tas momentas, kad nueini į pokalbio terapiją ir tu gali tiesiog japint. Ir jeigu terapeutas nėra pakankamai gudrus, tai tu gali ir apjapint aplinkui ir išeit nepakalbėjęs apie iš tikro, kas yra negerai. Aš tiesiog japint neleidžiu dažniausiai. Visad sustabdau ir sakau, kas dabar vyksta kūne. Ir tada pasirodo, kad iš tikrųjų ten žiauriai daug vyksta, bet su tuo kalbėjimu bandom tiesiog vėl tą atskirtį padaryti, atsiskirt į tą protą ir tuomet ir tų emocijų nepajaučiam. Tai va tokie gal esminiai skirtumai. Nežinau, ar viską paminėjau, ar viskas suprantama, tai ką, duokit feedback, paklauskit. Tikrai suprantama viskas.
O šiaip, vat, kaip atrodo somatinė terapija pati, viskas, kas vyksta terapijai būtent, kas ten vyksta ir kaip atrodo tavo ta diena? Tai ar klausimas, kaip mano diena atrodo, kaip Čia aš tokie dirbu? dviejų klausimų, Okay. klausimai tokie du būtų. Aha, tai gal pirmą apie sesiją, ne, Aha. kas sesijoje vyksta, tai žiauriai individualu, aišku, individualu ir nuo terapeuto, ir nuo to, kokią paradigmą, ir nuo to, koks klientas ir ką tą dieną su klientu darom. Gali būti, kad tiesiog prakalbam tikrai su klientu, ypač jeigu ten pirmas sesijos, pagrindė susipažinimas, bet vis tiek kreipiam dėmesį į kūną. Gal dažniausias tas modelis, kad ateina, aptariam ten pirmas 10-15 minučių, gal kas buvo namų darbams, arba kas nuo praeitos sesijos užsiliko, prasisuko procesai, neprasisuko ir kokia tema šiandien yra. Ir, galbūt turi kažkokią situaciją, ten kas aktualu. Ir tada jau ieškom, kaip mes per kūną su to dirbsim. Gal kai kalba apie tą situaciją, atsiliepia kažkas kūne. Kažkokia kūno dalis ar sistema ir tada bandom eiti giliau. Tai pasiūlau prisilietimą, galim naudoti piešimą, integracijai, judesį ir tada keliaujam per kūną giliau, tyrinėti jau grinai kūne tą klausimą. Tai žymiai lengviau yra tyrinėti klausimą per kūną, tai reiškia, kad mes pamirštam visas tas istorijas, ten supykdė mama, bla bla bla, o labiau žiūrim, mano širdis ten yra užsidarius, gerai, ten palaikysiu aš tavo širdį ir jau tada einam labiau į prisilietimą ir pasižiūrim, laikom tą širdį, kas kyla, gal kokia emocija, pabūnam su tą emociją, leidžiam ją išbūti. Tada galbūt pasiūlau klientui pajudėti iš tos širdies, tada jau įsijungia tas judesys. Gale pasiūlau nupiešti, nusipiešia. Ir tada galiausiai ateina tie atsakymai pačiam žmogui iš jo paties kūno. Čia toks gal vienas toks mini pavyzdukas, kad nes aš kai sakau judesys, prisilietimas, tai gali biškai apie nieką būti. Tai vat tokį gal kaip pavyzdį. O tada kaip mano diena atrodo, tai nieko neypatingai gal. Ten, nežinau, tarkim, vakar atsikėliau. Jums reikia mano rutinos, domina mano rutina, ar pereiti iškart, kiek klientų turėjau ir kaip susidėliojo? Ne, kaip tu pati, koks tavo požiūris į visą dieną, kaip jie atrodo, būtent iš tavo perspektyvos. Tai labai įdomu, ką tu pati papasakotum be mūsų kažkokių nurodymų. Man svarbu pertraukos ir laikas savo. Tai pavyzdžiui, jeigu aš įsidedu klientus, tai aš turiu, tarkim, 3 klientus iš ryto, tada ten kas 2-3 valandas laisvas ir tada 3 vakare arba 4. Ir jeigu aš neturiu tų valandų laisvų, aš negaliu turėti kitų klientų vakare. Tiesiog negaliu. Aš galėčiau tai daryti, bet jau čia būtų apgavystė žmogaus. Ta kokybė krenta, man taip netinka. Ir per tas valandas tarp norėčiau sakyti, kad visada ten sportuoju, skaitau knygas, vakar gulėjau lovai. Nepinau. Kūnas to norėjo. Tai kažkaip bandau išgirst, bandau prisitaikyti prie to ritmo, būna ir sunkesnių savaičių, jeigu ten mokymai, pavyzdžiui, tą savaitę. Tai bandau kažkaip išlaviruoti, bet nėra tikrai, kad tobulai išlaviruoju, netikiu, kad taip įmanoma. Kažkaip po truputėlį mokausi gal. Ja. O aš dar turiu klausimą, aš kai turiu depresiją, aš dažnai neklausydavau kūno ir vėliau pradėjau šiek tiek po truputį mokytis tai daryti. Ir aš supratau, kad man kūnas nieko kito ir nesako, kaip tik ilsėtis, miegoti ir panašiai. Ir dar po depresijos yra užsilikęs šiek tiek šitas, kad mano kūnas nori ilsėtis. Dažniausiai tiesiog miegoti, serialų žiūrėti, kažką tokio lengvo daryti ir nenori, tarkim, eiti kažkur tarp žmonių daug ar kažkaip aktyviai leisti laiką. Tai kiek, irgi, kiti, buvo irgi vaikinas klausė, kaip tu, būtent manęs taip klausė, kaip tu savo tikslų galėsi pasiekti, jeigu tavo visada klausysi savo kūno. Ir jis sakys būtent tai, kad tu ilsėkis ir panašiai, nieko nedaryk. Ir kaip atrasti tas ribas, tą nenukrypti į kraštutinumus tiesiog. Čia daug momentų išgirdau. Tai pirmas momentas tai yra tas klausimas, ką veikia ta nervų sistema,
gal nervų sistemai žiauriai reikia palaikymo dabar ir jinai po ilgų kažkokių perdirbimo laikų, jinai jau dabar tiesiog nepalaiko ir kartais būna, kai gyja žmogus, kai gydosi traumas, ten eina į terapiją, gilūs procesai, jo būna atveju, kad ten metus nesportuoja. Pavyzdžiui, po sutrikusio valgymo labai gilaus, nes reikia atsistatyti visam kūnui, visai nervų sistemai. Ir svarbu įsivertinti, ne? Jeigu yra 2 tie momentai, kai aš nenoriu, pavyzdžiui, eiti ir daryti, tai ar yra man iš tikrųjų liūdna ir aš jaučiu tą liūdesį, tą sunkumą, norisi net krūtinę rodyti, nes tarsi ten įsivaizduoju. Ir tokį slogutį ir iš tikrųjų tas sunkias emocijas, ar aš esu tam tokiam nerimastingume užsisukusiam, kuris persimetė į tą slagineš. Tai jeigu čia tas nerimastingumas, tai tada jau geriau eiti kažką daryti, nes išjudėsi tą. Bet jeigu labai liūdna ir ten, tos sunkios emocijos, tai gal reiktų duoti laiko savo sistemai jas pajausti ir paintegruoti. Bet čia toks, aišku, toks mini hekas, bet nebūtinai, aišku, visiems tiks. Aš taip bandau sekti. Nes ir su klientais irgi yra tas klausimas, ne? Niekad nežinai, ar čia yra ta aukos pozicija, kur žmogus turi išlipti ir turi pamatyti, kokiamis šūdė murgdos ir turi kažką apie tai daryti, prisimti atsakomybę, eiti tą suaugusiojo poziciją, ar ta nervų sistema tiesiog neturi resurso. Tai jo. Jo. Aš dar galvoju iš kognityvinės elgesio terapijos, nes esu pati lankiusi porą metų, tai su ta motyvacija ir tarkim depresija irgi yra paplitęs gydymas per kognityvinę elgesio terapiją depresijos. Būtent tos mąstymo klaidos atsiranda irgi, kad aš čia nieko vertas, arba man nepavyks, toks juoda balta mąstymas, jo nusivertinimas savęs. Bet kita vertus jo, labai geras klausimas, kaip pastebėti, kur čia iš tiesų yra perkrauta nervų sistema, o kur yra labiau tas savęs nusivertinimas, kažkokie tokie jau savivertės dalykai, apie ką dažniausiai irgi depresija būna, kad maža savivertė. Galiu dar šiek tiek atliepti. Nesu keto šalininkė, gal iš visų mokyklų pasaulyje, kurios yra psichologijos, ketas man mažiausiai patinka. Tai čia yra toks nepopuliari gal nuomonė, bet dėl tų mąstymo klaidų. Ir tarkim, viena iš jų aš nesu vertas, nesakei. Tai jeigu man sako žmogus, aš nesu vertas, aš nesakau, kad čia mąstymo klaida, aš girdžiu taip, kad kažkuri jo dalis dabar jaučiasi nieko verta ir tą dalį skauda. Reiškia, reikia tai daliai duoti dėmesio. Nes jeigu mes nustumsim ją ir neduosim dėmesio, tai tada ta dalis tik didės, jinai prašys daugiau dėmesio, daugiau energijos ten nukeliaus, nustumimui daugiau energijos nukeliaus ir tada gausis taip, kad mes neturėsim energijos nieko veikti, nes visa mūsų energija eina tiesiog ant išstumimo mūsų kitų dalių. Kažkaip taip. Jo, aš pilnai pagaunu, ką tu nori pasakyti ir viena iš irgi tokių atšakų keto yra integruota šeimos terapija apie dalis, skirtingas, bet tarkim ir grinai imant keto metodikas yra tarkim toks pratimas, kur tu atsisėdi ir rašaisi. Dėl ko tu galvoji, kad nesi vertas ir tada atsikirti toms mintims, nes tai būna tavo kažkoks kritikas dažniausiai, pagal ketą žiūrint, vidinis kritikas, kuris tą sako ir tu tada atsikirtinėji toms mintims. Čia vienas iš pratimų. Bet kita vertus, aš irgi labiau esu dalių šalininkė, kad reikia įsiklausyti ir pakalbinti tą dalį, koks jos dabar poreikis yra, ir ką galėtumėm suteikti jai, kad jinai jausus geriau ir galų gale ir mes galėtumėm padaryti tai, ką norim padaryti arba turim netgi padaryti, nes kartais reikia, turim tiesiog atsakomybių kažkokių, kurias reikia padaryti. Jo, ir tas atsikirtimo momentas, kurį paminėjai, labai svarbus, nes, žinai, jeigu mes klausom savo dalių, nereiškia, kad nėra ribų. Tai pavyzdžiui, jeigu yra tas kritikas, tai nereiškia, kad aš jo klausau,
aš išgirstu jo poreikį, taip, ačiū, kad tu man siūlai, bet aš renkuosi kitaip. Bet aš stengiuosi išgirsti, nenustumt, bet tuo pačiu ir turiu tą atsakomybę, tą stuburą rinktis kitaip. Visi jį turim. Taip, tas sveikoji suaugusioje dalis prakalba. Bet sunku ją prakalbinti kartais. Jo, labai. Ok, matau, mes jau mūsų laikas senka ir galvoju, kokį čia klausimą paskutinį užduoti. Aš esu labiau už kažkokiu tai praktikų sužinojimą, ką galėtumėm mes čia ir dabar pritaikyti, o kaip tu, Rūta, manai, ką labai būtų įdomu išgirsti jo ir ką tu pati naudoji, gal kažkokią tai, kažkokią praktiką, kažkokią trumpą gal metodą, kaip tu pati susijungi su savo kūnu tiesiog. Taip, žinoma, labai daug paprastų yra. Tas pats paprasčiausias, tai jau ir taip žinomi tie body scanai. Tai kūno skanavimas nuo galvos iki kojų, iki pėdų, nuo pėdų iki viršaus, kaip tik norisi. Tai esmė yra pajausti kūną per pojūtį, o ne kažkaip ten, taip daug kas įsivaizduoja tą kūną, bet svarbu bekapinti į pojūtį. Tai ką aš jaučiu rankoje, gal ten kažką kutena, ar nežinau. Tiesiog pojūčių pastebėjimas. Kitas labai paprastas yra kūno pozos stebėjimas. Tai pavyzdžiui, dabar abidvi galit nežiūrėdamas į savo kūną irgi pabandyti pajaust, kuriomis vietomis liečiu kėdę, kaip uždėta mano koja viena ant kitos, kaip mano pirštai sudėti, kaip mano nugara. Ir esmė yra nieko nekeista, nepergalvoti, tiesiog pastebėti. Jo. Ir jau vien to procese mes šiek tiek sugrįžtam į save, į savo kūną. Tokie labai simple, bet labai galingi dalykai. Jo, kartais netgi kažkada girdėjau tokį klausimą, ar atkreipėt, kada jūs darot duris? Kokios formos rankena? Dažniausiai neatkreipiu, aš bent jau neatkreipiu, bet kaip gerai kartais tokius pasičekinti su savim, su realybė, pasitikrinti, kur dabar esu, ką dabar jaučiu, tiesiog rankeną netgi pajaus, kad darai duris. To ir būna iš karto toks sugrįžimas į momentą. Taip. Iš tų visų minčių raizgalinių, kurios verda visada 24 valandas per parą. Taip. Ir šiaip body scanai labai, labai stiprus įrankis, jei yra klausimų dėl ribų. Tai vis tiek per body scaną mes pajaučiam, kur yra mano kūnas ir kur nėra mano kūnas. Tą ribą mes randam, ne? Už odos ir odos viduj. Tai jeigu yra ribų klausimas, body scaną reiktų praktikuoti. Rekomenduočiau labai. Puikus įrankis. Jo, aš naudodavau tokias programėlės, ten būdavo lietuviškos būtent, tai kur irgi skanavimo būtent tokiu metodu kūno. Tai irgi visada sakydavo, stebėk savo kūną, nekeisk nieko, tiesiog stebėk, kur dabar esi. Ir labai sunku stebėti, nes visada norisi pakeisti, padaryti geriau. Taip. Patogiau. Gerai, tai ačiū tau, Dominyka, labai, kad atėjai, pasidalinai, manau, buvo labai geras pokalbis. Labai smagu buvo, ačiū labai. Ačiū, kad klausėtės. Jeigu patiko turinys, prenumeruokite mūsų kanalą ir spauskite patinka po šio video. Jeigu turite pasiūlymų, ką norėtumėte išgirsti toliau, kokiamis temomis arba kokius pašnekovus, drąsiai mums rašykite per mūsų socialinius tinklus arba paštu. Su jumis buvo Rūta ir Fausta, tinklalaidėje Su kitokia realybė, o dabar tariame ačiū ir iki.